Labą dieną, mielos moterys, na gal ir vyrai. Šiandieną noriu pakalbėti truputėlį apie požiūrį į save ir kaip tu gali pakeisti savo gyvenimą, kuomet pakeiti, kaip tu žiūri į save. Mano vardas Renata, man 40 metų, mes su šeima gyvename Tailande, vyras iš Anglijos, vaikas iš Hongkongo, mes gyvename čia jau beveik 4 metus. Kartas nuo kartų aš sulaukiu tokių klausimų: Renata, kaip tau pavyko, kaip jums pavyko išsikraustyti į kitą šalį, arba kaip man pavyko, kaip moteriai, ne? Nes aš negyvenu Lietuvoje daugiau negu 20 metų ir aš rinkausi tokias šalis kaip Dubajus, Hongkongas, dabar Tailandas. Taip pat aš gyvenau prieš tai Vokietijoje, Airijoje ir Anglijoje. Tai ką noriu pasakyti, aš pakeičiau požiūrį į save. Iš tikrųjų yra taip, ši istorija gana ilga, nežinau, ar jums patiks ar ne, tai aš galiu toks lengvot tipo po video, ne, gal patiks jums, aš geriu šaltą kavą pasidariau. Gerai, tai man yra 40 metų, aš gimiau Prienuose. Prienuose gimiau ir gyvenau su broliu ir su mama ir su tėte. Tėtė dėja nusižudė ir mama pradėjo išgėrinėti. Jinai pradėjo taip pat pardavinėti kojines ir apatinį trikotažą, bet prieš tai jinai dirbo fabrike. Ir aš kiek atsimenu, mes visuomet turėjom problemų su pinigais, o jeigu neturėjom problemų su pinigais, tada turėjom problemų su alkoholiu. Mano mama labai žinoma mylėjo mūsų tėtę ir kuomet jisai nusižudė, jinai turėjo nemažai problemų su šeima iš jo pusės. Nes mano mama labai kaltino, sakė, kad tu tokia ir kitokia, ir žinoma, jinai palūžo moteris ir man labai gaila mamos. Amžinatilsį mūsų mama mirė, sakau mano su broliu, apie brolį nekalbu, gal truputėlį, bet ne per daug. Nes, tai yra mano video. Ir brolis ir aš pastebėjome, kad mama tikrai išgėrinėdavo labai nemažai. Ir aš susidariau tokį įvaizdį apie save, kad aš nesu verta daug. Kad aš esu, tokia palikta mergaitė, palikta tėčio. Tėtė nemylėjo, nusižudė, mes jam nerūpėjom, mamai taip pat nerūpė, dėl to ir geria. Mes neturim pinigų, mama dirba netokį darbą kaip ofiso, ne? Jinai kojines pardavinėja, apatinį trikotažą. Tas gyvenimas nebuvo lengvas, būdavau grįžti iš mokyklos ir labai dažnai įeini į koridorių, į laiptinę ir jau smirda, einant prie mūsų pagrindinių durų, jau smirda alkoholiu ir smirda cigaretėm. Žinot, kada susimaišo cigaretės ir alkoholis, netgi tuos tapetus, kada įsiskverbia, tu jauti tą kvapą, jisai toksai uždusęs kvapas. Tai aš jau žinodavau, kad mama prisivedų žmonių, jie balevoja, ūšia. Sveika Renata, labas, kai kurie sakydavo malonu susipažinti, nes būdavo naujų žmonių kartais. Kartais būdavo tikrai stabilu namuose ir švaru, bet tas stabilumas ilgai nevykdavo, labai dažnai užguidavo. Tas niūrumas, tas alkoholis, tie nauji žmonės, muštynės, būdavo mama ir patėvis, nes mama po to susitokė. Nesusitokė, bet susimetė su vienu žmogumi, jisai buvo gana fainas iš tikrųjų, jo vardas buvo Ramūnas, jisai buvo 10 metų jaunesnis už mamą. Tikrai, kuomet neišgėrinėdavo, mus labai mylėdavo, bet kuomet išgėrinėdavo, jie su mama labai muždavosi, kraujas būdavo, liejasi laisvai, mes verkiam, reikiam, spiegiam, bėgam iš namų. Ir aš jaučiau, kad aš nebuvau verta. Aš nebuvau verta tos meilės. Nebuvau verta stabilių namų, šeimos. Tai aš nusprendžiau pakeisti savo gyvenimą, nes man labai atsibodo. Labai atsibodo matyti save vargšelės vietoje, nes aš žinojau, kad aš tokia nesu. Viena pusė manęs, mano tikras charakteris, su kuriuo aš gimiau, mano vertybės, jos stiprius. Aš žinau, ko noriu, aš žinau, kaip noriu būti, kokį gyvenimą noriu turėti, kaip aš noriu atrodyti, kaip aš noriu jaustis, bet kita pusė, ta užprogramuota to sunkesnio gyvenimo, matymų tų alkoholinių veidų aplinkui, matymų tas muštynės, žinojimas, kad tėtė pasikorė, eiti kiekvieną rytą į turgų ir dirbti turguje, ir kartais klasiokė sakydavo koininė, viskas čia normaliai, aš nieko nesakau, nieko nepykstu. Tai aš save užsiprogramavau. Viena pusė stipri,
atkakli, žino, ko nori, stabili, atrodo wow, o kita pusė palūžus, tamsi, liūdna, savimi nepasitikinti. Ir kuomet tie du charakteriai ir vertybės ir viskas susimakalavo, aš tapau vos ne šizofrenikė, kuomet tu nežinai, arba bipolar disorder, kuomet tu nežinai, ko tu nori iš gyvenimo. Atrodo vienoje pusėje, vieną dieną tu esi laiminga, viskas tau gerai, tu esi geros nuotaikos, tu eini į mokyklą, gal tau gyvenimas atrodo ant sparnų, bet po to kitą dieną toks niūrumas ateina ir tas tamsumas, ir ta baimė, ir tas anxiety, kaip sakoma, tas nervingumas ir nežinai kodėl, nes iš tikrųjų visa tai kyla iš pasąmonės. Ir aš savo pasakiau, kodėl aš atstumiu gerus žmonės. Ir kodėl aš prisikabinu prie blogų. Pavyzdys. Prieš tai turėjau žmogų, kuris mane labai mylėjo. Airijoje gyvenau. Aš duodu pavyzdį. Labai mane mylėjo, norėjau su manimi būti, mes kartu buvome, jisai, tikrai geras žmogus, geras darbas, mylimas, netgi jo tėvai sako, jisai nieko taip nemylėjau kaip tave. Už mane buvo gal 14 metų vyresnis, būtų gera, duok jam šansą, nes mes tik tais buvome kartu, aš dirbau prieš tai restorane Airijoje, mes susipažinome, jisai buvo kaip klientas, kiekvieną kartą ateidavau pavalgyti po savo darbo, dar būdavau su to kostiumu ir tikrai gražiai atrodydavau, bet aš jaučiau, kad aš to nenusipelniau. Per geras man, aš kažkaip galvoju, per geras, atsiprašau, galvoju, jisai mane paliks. Dėl to aš jį atstūmiau ir vis atstūmiau. O kuomet mes pradėjome gyventi kartu, jisai norėjau susituokti, norėjau vaikus turėti viską, aš jį palikau. Man ta baimė, tas stabilumas, kurio aš niekuomet nebuvau turėjus, aš jį palikau. Jūs įsivaizduojate? Ir esu labai patenkinta. Kodėl? Nes aš turiu vyrą dabar. Bet ką tu nori pasakyti? Aš jaučiau, kad jisai buvo man per geras, kad tai yra per didelį pasaką, kad tai yra per gražu, kad tai yra kažkokia, tai per gražu ir man nesiseks. Ir man geriau jį palikti, negu jisai mane paliks. Ir aš pasakiau, kad mūsų keliai išsiskiria, jisai verkė, prašė būti kartu ir skambino. Žinoma, gal po metų laiko, kuomet išsiskyrėme, aš jam parašiau laišką, atsiprašiau ir pasakiau, kad taip mūsų keliai, mes nebūsime kartu, nes tikrai iš mano pusės aš pastebėjau, ant galo jo meilės nebebuvo ir aš tikrai nenorėjau būti su žmogumi vien dėl to, kad jisai labai mane myli ant galo, nes aš taip pat jaučiau, kad meilės jau nebėra. Ir aš taip pat paaiškinau iš savo pusės, kaip aš jaučiuosi ir kodėl esu dėkinga jam už tai, kad parodė, kas yra meilė. Bet po to, po kiek laiko aš susipažinau su savo buvusiu sužadėtiniu ir jisai mane ir psichologiškai naršydavo ir fiziškai ir buvo tikrai labai agresyvus vyras, labai intensyvi meilė, tokia pati kaip ir tarp mano mamos ir mano patėvio. Ir aš pastebėjau tuos pačius dalykus savo santykiuose, kur mano mama turėjo. Ir kuomet aš matydavau savo mamą su savo patėviu, aš savo sakydavau, kad aš esu geresnė, vos ne, kaip viduje, negu mano mama. Mano mama daugiau mažiau nežino, kaip išlaikyti vyrą arba kaip jį sutramdyti vos ne. Aš žinau, kaip tai padaryti. Aš žinau, kad aš kitokia, aš žinau, kad aš padarysiu. Ir kuomet mano buvęs sužadėtinis labai pavydus, jisai labai išgirnėt pradėdavo ir kuomet jisai pradėjo daugiau išgirnėt, aš po to sužinau, kad jisai visuomet išgirnėjo, bet jisai to nerodydavo, nes nenorėjo manęs prarasti. Bet kuomet mes susižadėjome, tuomet jisai parodė savo tikrasis spalvas. Ir tada aš savo pasakiau, kad aš nebūsiu kaip mano mama, aš jį pakeisiu. Bet žinote, kaip yra, žmogus tikrai nepasikeis, jeigu jisai pats to nenorės. Na ir aš likau su juo beveik 3 metus, mes buvome kartu ir buvo visko, ir policija buvo įsivėlusi, jisai Anglijoje, mes Anglijoje gyvenom, po to krausimės į Dubajų. Labai ilga istorija. Čia ne apie tai. Čia yra apie tai, kaip matai savo įvaizdį, matai pačią save ir kaip tu pakeiti ir kaip pasikeičia tau gyvenimas. Ir aš pasakiau, nafik, man to reikia. Kodėl man reikia eiti per gyvenimą ir save taip žlugdyti? Kodėl aš negaliu būti dama, namų dama, arba šiaip. Kodėl aš turiu save matyti kaip turginę, kaip mažo miestelio mergaitę? Nieko tokio tame mažame miestelėje, aš myliu mažus miestelius, tikrai jie yra wow, bet aš save mačiau menkai, aš save mačiau kaip
Moteris, mergaitė, kuri nenusipelnė daug, kuri daug gali ir nepritrauks, nes mama koininė buvo, koinės pardavinėjo, tėtė nusižudė, namai pilni alkoholio ir smirdalų vos ne, ir aš kažkaip nieko nenusipelniau per daug. Aš matydavau savo klasiokės, aš matydavau kitus žmonės, kaimynės, kur gal turėdavau stabilias šeimas ir aš visuomet galvodavau, wow, kaip būtų fainais jas turėti, bet aš to nenusipelniau. Tai kuomet užaugau, aš turėjau tą tokį požiūrį į save, kad aš taip pat nenusipelniau. Dėl to aš ir prišaukiau ir pritraukiau tokius nemalonės situacijas ir žmonės, pavyzdžiui, kaip mano buvęs sužadėtinis. Ir man buvo labai sunku taip pat išlaikyti gerus santykius, nes aš galvojau, aš nenusipelniau. Tai vadinasi, kad jie mane paliks, tai geriau aš paliksiu, negu jie paliks. Na ir po to pradėjau dirbti ant savęs ir pasakiau, kad ne, aš pabandysiu. Ne tik, kad pabandysiu, meluoju, aš padarysiu. Aš nusipelniau, aš save noriu matyti tokią, kokia aš iš tikrųjų esu. O aš esu stipri, aš esu faina moteris, aš esu graži. Ne tik, kad graži iš išorės savo, bet graži iš vidaus. Man nereikia prisigerti, kad aš būčiau įdomi. Aš esu įdomi visai be alkoholio. Aš esu graži be makiažo. Aš turiu ką pasiūlyti ir be tų juokų, ir be tų bajerių. Man nereikia išsidirbinėti, man nereikia turėti trumpo sijono, kad mane vyrai matytų, jog aš esu pageidaujama moteris. Aš galiu būti paprasta savyje, savo kailyje, be išsidirbinėjimų, be išsišaukinėjimų ir mane mylės tokia, kokia esu, bet žinokit, kiek metų praėjau, kol taip supratau. Daug metų praėjau. Man reikėdavo būti garsiai, ko noriu pasakyti, man reikėdavo garsiai kalbėti, man reikėdavo daug išgerti, kad aš savim pasitikėčiau. Aš visuomet nešiodavau labai aptemptus drabužius, labai trumpus sijonus ir visa tai yra normalu. Kiekvienas rengiasi pagal save, kiekvienas eksperimentuoja, aš, kuomet jauna buvau, tikrai nieko nesakau, bet aš taip pat, kuomet vyresnį tapau, aš jaučiau, kad man savęs negana, man reikia kažko iš išorės, ar tai alkoholis, ar tai drabužiai, ar tai korsetai, ar tai plaukai priauginti, ar tai tas, kad aš savimi daugiau pasitikėčiau, nes ką noriu pasakyti, klausykit, yra moterų pasaulyje, kurioms tikrai labai patinka daugiau pasidažyti, priauginti plaukai, priauginti nagai, trumpi sijonai, bla bla. Man tai yra gražu. Dauguma moterų tai daro dėl to, kad joms yra smagu, kad yra faina, kad jos gražiai jaučiasi. Tai yra viskas čia normalu, bet aš tai dariau dėl to, kad aš savim nepasitikėjau. Buvo toksai kaip ir užvalkalas ant viršaus, kad aš save daugiau paslėpčiau, nes aš jaučiau, kad mano charakteris viduje, mano vidinis charakteris, mano pačios vertybės, mano charakteris, mano hobiai, tai ką noriu pasakyti, kad jie nebuvo įdomus, kad jie nebuvo verti, kad aš durna, kad aš kvaila, kad aš neverta. Ir tada aš savo pasakiau, iš išorės aš labai gerai mokėjau suvaidinti, aš ir darbus pritraukti galėdavau ir viską, bet pačiame viduje aš jaučiausi blogai. Man reikėjo alkoholio, kad aš eičiau kažkur į vakarėlį, man reikėjo tų, kaip ir sakiau, viršutiniškų dalykų, kad aš jausčiausi geriau. Ir pradėjau keistis. Ir aš savo pasakiau, aš save matau kitaip. Aš save matau kaip protingą moterim. Ir kaip taip man pavyko padaryti? Pradėjau daugiau ant savęs dirbti. Pradėjau daryti iššūkius. Pavyzdžiui, 30 dienų be makiažo iššūkis. Metus laiko be alkoholio iššūkis. Pradėjau save daugiau pažinti. Pradėjau savęs taip pat daugiau klausti, kodėl tu taip darai. Kodėl, pradėjau daugiau gilintis į save, nes netgi draugystės anksčiau pastebėjau. Gal man kažkas nepatikdavo draugystėje, bet aš vis tiek tęsdavau tas draugystės, nes dėl to, kad pažįstu žmogų daug metų, bet mūsų energijos nesutampa, aš grįžtu namo pervargusi, arba po telefono skambučių pervargusi, bet vis tiek aš vilksiu tas draugystės, nes mes pažįstame ilgai. Bet kuomet aš pradėjau daugiau ant savęs dirbti, savęs pradėjau klausti, o kas tavim taip rūpinasi, Renata, kaip tu kitais? Atsakymas yra niekas. Jeigu aš atiduodu savo energiją kažkam kitam, o kada bus energija, kurią vadinasi, kad aš tą energiją paimu už savęs ir neduodu savo vaikui, bet duodu kažkam kitam. Neduodu savo vyrui, duodu kažkam kitam, nes noriu kažkam kitam įtikti. O aš to nenoriu daryti.
Aš pradėjau keisti požiūrį į save, kaip aš save matau, kaip žmogų, kaip moterį, kaip mamą. Ir aš pamačiau, kad aš esu svarbi savo, kad aš esu pati savo graži, įdomi, kad aš esu charizmatiška. Vyras grįžo, kad aš esu verta. Tai yra labai svarbu pradėti keisti požiūrį į save. Kaip jūs save matote, ko jūs iš gyvenimo norite. Ką jūs norite pritraukti, kaip jūs norite jaustis. Va tas yra labai svarbu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, myliu jūs labai, geros dienos ir iki.